Labadiena. Sveikinu visus mokytojus ir visi, kurie susiduria su ugdymu, ar patys mokotės, ar mokote kitus su mokytojų diena. Šiandien tikrai yra nuostabi, man vis eina mokiniai ir neša nuostabės pačių dovanėlės ir viena atėjusi į kabinetą radau netgi gėlę ir raštelį prie jos. Buvo labai aiškiai parašyta, kad reikia apversti kitą pusę ir raštelį perskaityti. Ir buvo parašyta: labai diena, kaip sekasi. Aš atnešiau jums gėlę, kad nusišypsotumėt. Ir šiandien visą dieną šypsausi, nes iš tiesų yra nepaprastai nuostabu, kad šiandien mes švenčiame ir mes, ir vaikai. Mūsų šeštokai šiandien ne visi tiesa, bet kai kurie vedė pamokas pirmokams ir visoje mokykloje jaučiasi pakili nuotaika. Tai aš tikiuosi, kad visose mokyklose, visose darželiuose šiandien yra gera diena ir mokytojo profesija turintys visi žmonės didžiuojasi šią profesiją. Ir nesvarbu, ar dar dirbame, ar jau nebedirbame pedagogais, vis dėlto kartą pedagogas, visada pedagogas. Ir meilė šitam darbui yra nepaprastai svarbi. O šiandien, nors praeitą savaitę rašiau, kad šios dienos tema bus apie tai, ar vaiką verta išleisti anksčiau į mokyklą, tačiau po vakar dienos posto sulaukiau nepaprastai daug komentarų. Ir labai daug komentarų sulaukiau ir asmeniškai, kur žmonės dalinosi įvairiomis savo istorijomis ir kai kurios jų tikrai buvo labai skaudžios. O situacija, kurią aš aprašiau, buvo, tokia ganėtinai šiandien kasdieniška. Apie jas mes girdime visur, kai, mokytojas šiuo atveju bandė parodyti savo autoritetą ir pasakė, kad pasikalbės su tėvais, net nebandė parodyti savo autoritetą, o tiesiog informavo vaiką, kad pasikalbės su tėvais, o vaiko reakcija buvo: bet tėvai man nieko nepadarys, ganėtinai arogantiška, ar ne? Ir klausimas ir klausimai, kurie kyla, tai yra tai, ar iš tiesų šiandien mes turim tą prarają tarp mokyklos ir šeimos, ar tikrai mokykla nebendradarbiauja, ar tikrai tėvai nebendradarbiauja, gal mes visą tai tiesiog išsigalvojame. Ir man teko susidurti su mokytojais, kurie pasakoja istorijas, kaip jie jaučiasi nemylimi, negerbiami ir pažeminti, ir tokias istorijas skaičiau ir vakar. Bet aš taip pat girdžiu nemažai istorijų iš tėvų, kurie pasakoja, kaip jie stengiasi bendradarbiauti ir nuolat atsitrenkia į sieną. Dėl to tas klausimas, ar tikrai yra praraja. Taigi šiandien kalbėsime apie elgesį, vaikų elgesį mokykloje bei tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, apie netinkamo elgesio priežastis ir ką daryti. Ir, pasistengsiu atsakyti į komentarus, buvusius ir naujus. Ir kai mes kalbame apie netinkamą elgesį, tai visada žinia apie netinkamą elgesį frustruoja. Kadangi mes turime 4 vaikus, tai mes esame tokių žinučių gavę ne vieną iš mokyklos ar iš darželio, ir tai tikrai yra neramu, tokios žinutės frustruoja, nesvetimas yra netgi gėdos jausmas, ką aš kaip mama ar tėtis galėjau padaryti geriau. Ko tėvai dažnai bijo? Tyrimai rodo, kad tėvai bijo, jog sumenks vaiko reputacija klasėje arba jam užklijuos etiketę. To vaiko, kuris netinkamai elgiasi, kuris negeba tinkamai elgtis. Ir taip pat dažnai tėvai jaudinasi ir dėl to, kad kiti tėvai, kitų vaikų tėvai juos smerks ir kaltins dėl netinkamo vaiko elgesio. Kai kurie vaikai elgiasi mokykloje netinkamai, nes akademiškai atsilieka. Akademiškai atsilieka ir medžiaga, kuri yra jiems pateikiama, yra per sudėtinga.
Dėl to apskritai pastebima tendencija, kad vaikai, kuriems yra per sunku arba per lengva, dažnai elgiasi netinkamai. Labai svarbu, labai svarbu, kad vaikui, kuris elgiasi netinkamai mokykloje, namuose nebūtų bausmių už netinkamą elgesį. Nebent mes kalbame apie mokyklos turto niokojimą arba apie kitų vaikų traumavimą. Kodėl? Todėl, kad bausmės nepadės jam įgyti gebėjimų, kuriuos jis turi įgyti. Na, pavyzdžiui, jis mokykloje elgėsi netinkamai ir dėl to, kad elgėsi netinkamai, mes atimame iš jo 3 dienoms kompiuterį. Ką tai sukels? Tai sukels vaiko pyktį. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia su vaiku apie tai kalbėti. Dėl to tėvai privalo būti informuoti. Visi tie, kurie vakar rašėte, kad čia yra mokyklos problema ir kad negalima tėvų informuoti ir kad priklauso nuo situacijos, ne. Tėvus privaloma informuoti. Lietuvoje mes vis dar dažnai turime nuostatą, kad tai yra skundimas ir net man pačiai nuolat tenka susidurti su mokytojais, net su mokytojais, kurie dirba ir vaikystės sode, ir Karalienės Mortos mokykloje, kurie nedrįsta iš karto informuoti tėvų, kad kažkas buvo ne taip. Bet jūs dabar bandykite įsivaizduoti tėvų poziciją, ar ne? Jūs norite būti informuoti. Jums rūpi, kuo ir kaip vaikas gyvena mokykloje ar darželyje. Ir staiga jūs gaunate laišką, kad tai yra 55 kartas. Kokia jūsų reakcija? Na, normali tėvų reakcija turėtų būti ta, kad, palauk, o kur jūs buvote, kai buvo 2, 3 kartas? Aš suprantu po 1 karto iš karto nerašyti, bet 3, 4, 5, kur jūs buvote? Kodėl jūs man nieko nepasakojote, ar ne? Ir aš suprantu, kad kultūriškai mes nesame prie to pratę ir tai yra labai sudėtinga. Dėl to mes, negalime pykti, bet turime mokytis ir stengtis keisti tą įprotį. Dėl to mokykla būtinai turi informuoti, kas ir kaip yra daroma. Žinoma, kraštutiniu atveju gali tekti įtraukti ir išorės specialistus, bet dažniausiais problema išsprendžiama ir su vidiniais resursais. Kitas dalykas, kad labai dažnai tikimasi, kad su vaiku pakalbėjom apie netinkamą elgesį ir jisai jau elgsis tinkamai. Nieko panašaus. Tai yra procesas, reikia išmokti elgtis tinkamai. Ir turi iš netinkamo elgesio įpročio susiformuoti tinkamo elgesio įprotis. Įpročiui susiformuoti reikia laiko. Kartais, tiesa, Lietuvoje, netgi dažniau negu kartais, yra šeimų, kurios sako, gal tu gerai, tai tada liautųsi taip elgesis. Smurtas gimdo smurtą. Taip, atrodo, kad įkrėčiau vaikų ir jis pradėjo elgtis tinkamai, bet tai yra destruktyvu. Jis taip elgėsi iš baimės vėl būti mušamas. Bet įprotis elgtis tinkamai tai nesusiformavo. Pasiekmių ir išmokimo nėra jokio. Ką reikia daryti namuose? Dar kartą, su vaiku reikia kalbėti. Tinkamas elgesys nėra savaime suprantama. Mes visi puikiai suprantame, kad šokti, jeigu aš noriu būti puikiai šokėja, turiu labai ilgai ir nuosekliai to mokytis. Jeigu noriu puikiai žaisti krepšinį, lygiai taip pat turiu ilgai ir nuosekliai to mokytis. Tačiau, kai mes kalbame apie elgesį, dažnai tiesiog yra lūkestis. Geras elgesys. Ką tai reiškia? Jeigu aš niekada to nesimokiau, jeigu su manimi apie tai nėra nuolat kalbama, jeigu mano tas įprotis nėra formuojamas, tai iš kur? Aš negaliu žaisti fantastiškai krepšinio, net neišmanydama krepšinio žaidimo taisyklių. Bausmės apskritai nepadeda įgyti tų gebėjimų, ar ne? Kaip jau ir minėjau. Todėl, jeigu vaikas netinkamai elgiasi, ir tai nėra pirmas kartas, tėvams nors ir labai būna nemalonu, bet tenka pripažinti, kad nėra susiformavęs tinkamo elgesio įprotis ir suaugusiųjų pagalba tokiam vaikui yra būtina. Ir yra būtina, jūsų pagalba. Ne tik mokytojų, bet ir jūsų, tėvų pagalba. Pirmas žingsnis – nuoširdus pokalbis su mokytoju ar mokytoja. Analizuokite situacijas,
kuriuose vaikas elgiasi netinkamai ir priežastis, kodėl jis gali elgtis netinkamai. Antras žingsnis. Vaiko akivaizdoje privalu palaikyti mokyklą ir mokyklos sprendimus. Jeigu vaikas girdi arba mato jūs kritikuojančius mokyklą, kritikuojančius mokytojus, nepagarbiai apie juos kalbančius, su ironija, pakeltais antakiais, besimaivančius ir taip toliau ir panašiai, tikimybė, kad jis elgsis pagarbiai mokykloje yra nulinė. Nulinė. Dėl to, kad vaikas elgiasi taip ir taip bendrauja ir su mokytojais, ir su mokykla, kokį elgesį jis mato namuose. Be to, labai tikėtina, kad vėliau jis elgsis nepagarbiai ir su jumis, nes jis išmoks nepagarbaus elgesio ir neturės tinkamo pavyzdžio. Jeigu vaikas sako, kad nekenčia mokytojo, ar ne? Taip, nuolat pasitaiko. Būna, kad žmonės tiesiog nesutaria. Aš manau, kad ir jūsų suaugusiųjų gyvenimuose yra žmonių, kur tiesiog viskas prieš plauką. Dėl to normalu, kad ir vaiko gyvenime gali būti žmogus, kuris jam yra prieš plauką. Bet, kai mes ateiname į mokyklą, mokykla yra ne batų parduotuvė ir ne pageidavimų koncertas. Bet kuriuo atveju mokytojas yra toks, koks jis yra. Ir jeigu jis, dirba mokytojo darbą, dirba nuoširdžiai, tiki savo darbo prasme, tai, santuokoje ir tai būna konfliktų, kur jau mes patys sąmoningai pasirenkame tą žmogų. O tai ką kalbėti, kai tiesiog likimas suveda. Tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl daugumoje ir Europos Sąjungos ir šiaip vakarų valstybių mokytojai yra keičiami kasmet. Vaikas susipažįsta su įvairiais žmonėmis, pamato, kad vienas domisi mados istorija, kitas žaidžia futbolą, trečia nuostabiai mezga ir taip toliau ir panašiai. Vienas kalba labai tyliu balsu, o kitas šaižiu balsu. Ir vaikas supranta, kad pasaulis yra margas ir vieni žmonės arčiau širdies, kiti tiesiog truputėlį toliau, bet su visais išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti. Antras dalykas yra, kodėl dažnai vaikas nekenčia mokytojo ir nesutaria su mokytoju, tai yra tai, kad apskritai vaikui sunku pripažinti autoritetą. Ir žmogus jau turi būti itin stipri, tvirta asmenybė, kad vaikas laikytų jį autoritetu. Dažnai taip yra su itin daug gebančiais vaikais, dažnai taip yra su gerą pasitikėjimą savimi turinčiais vaikais. Ta prasme, kad tokie vaikai yra iššūkis ir galimybė tobulėti mokytojai. Nes autoritetas savaime, nėra. Į autoritetą reikia užsidirbti. Jokių būdų vaikui nesakykite, jeigu jisai sako, aš nekenčiu mokytojos, man jį labai nepatinka, taip, tu teisus, man irgi jį labai nepatinka, ar jis labai nepatinka. Kai jūs nelaikote mokytojos autoritetu, jūs suteikiate galimybę ir net skatinate vaiką konfliktuoti su mokytoju ir elgtis nepagarbiai. Kita vertus, nenurašykite ir vaiko. Mes turime būti empatiški, mes turime išklausyti, kodėl vaikas taip jaučiasi. Jokių būdų nesakykite, kalbi nesąmonės, normali ta tavo mokytoja. Arba nesakykite, tu negali taip jaustis, mokytoją reikia mylėti. Ar ne, čia kaip dažnai su močiutėm sakoma, kai vaikas pasako, mano močiutė kukų, tai sakoma, kad prašau mylėt močiutę. Meilė yra toks dalykas, kad dažniausiai į meilę atsakoma meilė, į pagarbą, ar ne? Ką daryti? Jeigu jūsų vaikas jau pradinukas, tai pats laikas išmokti ir suprasti tą faktą, kad kai kurie mokytojai gali reikalauti dalykų, kurie tiesiog gali nepatikti. Bet jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, jeigu jie neprieštarauja mokyklos taisyklėms, tai selevi,
toks gyvenimas. Mokytojas nėra tas žmogus, kuris turi visiems patikti ir kur turi patikti absoliučiai viskas, ką jisai daro. Be to reikia suprasti, kad individualizacija įmanoma irgi iki tam tikros ribos, nes po to jau prasideda individualus darbas. Dėl to nereikia individualizacijos ir individualaus darbo suplakti į vieną. Mokytojas bet kuriuo atveju dirba su klase ir jo užduotis yra pagal galimybes diferencijuoti. Individualus darbas, tai kai mokytojas sėdi ir dirba su vaiku. Visi puikiai suprantam, klasėje tai nėra įmanoma. Taip pat bent jau pradinėje mokykloje vaikas tikrai gali suprasti, kad žmonės yra skirtingi. Viena mokytoja griežta, kita emocionali ir taip toliau ir panašiai. Manau, puikiai suprantate, kad mes kaip tėvai negalime reikalauti dirbti mokytojo kitaip, nes man nepatinka arba mano vaikui nepatinka. Tai nėra pakankama priežastis. Ką galime daryti? Na ir vėl, mėlieji ir mielosios, kalbėti. Kalbėti apie tai, kad, juk ir pas močiutę taisyklės yra kitos. Aš savo maksimalistinėje jaunystėje galvojau, kad galiu pakeisti savo tėvus. Ir visai bandžiau laužti savo mamą, kad pas juos būtų tokios pačios taisyklės kaip mūsų namuose. Žinote ką? Nesąmonė. Esmė yra ta, kad vaikai gauna daug daugiau, matydami, kad pas močiutę šitaip, pas tėvus šitaip. Svarbu, kad sutaptų vertybinis ir filosofinis pamatas ir pagrindas, kad esmė būtų ta pati, o niuansai gali skirtis. Dėl to yra gyvybiškai svarbu, kad šeimos ir mokyklos filosofija ir vertybinis pamatas būtų tas pats. O jau niuansai, jie gali skirtis ir tai yra normalu. Ką reikia sakyti vaikui? Pavyzdžiui, tu sutiksi gyvenime įvairių žmonių ir su visais jais reikia išmokti bendrauti. Jei ši mokytoja ir nėra tavo mylimiausia, tavo vienas svarbiausių šių metų uždavinių yra sėkmingai baigti šiuos mokslo metus, besielgiant pagarbiai ir mokytis taip gerai, kaip tik gali. Kaip aš su tėčiu galėtume tau padėti. Ar ne? Galima ir netgi reikėtų apie tai kalbėti ir su mokytoja. Tai nėra tabu. Normalu, kad vaikui galbūt, ši mokytoja ar mokytojas nėra taip prie širdies kaip pernykštis. Jeigu jaučiate, kad situacija yra labai sudėtinga, kad įtampa tarp mokytojo ir vaiko yra nepaprastai didelė, reiktų į pokalbį jau kviestis mokyklos socialinę pedagogę arba psichologę, tačiau jokių būdų nekaltinti nei vaiko, nei mokytojo. Visų pirma, tėvų uždavinys yra būti tuo profesionalaus ir civilizuoto elgesio pavyzdžiu. Ir vis dėlto dažnai jau susitikus su tėvais, jie sako, nesuprantu, kodėl mano vaikas taip elgiasi. Tai tam, kad to supratimo būtų šiek tiek daugiau, aš šiandien noriu pasidalinti 8 dažniausiai pasitaikančiomis priežastimis. Pirma, vaiko darbas yra tikrinti, ar taisyklės yra tikros taisyklės. Tai kodėl? Dėl to, kad vaiko darbas yra irgi išsiaiškinti, kaip veikia pasaulis. Todėl jie nuolat tikrina. Šitaip. O jeigu truputėlį spustelsiu, kas bus tada? O jeigu spustelsiu čia, kas bus tada? Tai jie tikrina, ar yra ribos ir kur yra tos ribos. Nors ir mokytojai, ir tėvai dėl to patiria frustraciją, tačiau reikia suprasti, kad tai normalus elgesys. Ką daryti? Aiškiai brėžti ribas, turėti aiškias taisyklės ir labai nuosekliai jų laikytis. Bet tiesiog, dievo baimingai nuosekliai jų laikytis. Ypač mokytojui, ypač klasėje, kai stengiame, autoriteto establishmentą sukurti.
ar ne, kai nori parodyti, kad tu esi autoritetas. Nors skamba neįtikėtinai, bet labai aiškus ribų brėžimas suteikia vaikui saugumo ir laimės jausmą. Taip auga vaiko pasitikėjimas ir savimi, ir aplinka. Taigi taisyklių nebrėžimas žaloja vaiką, o ne apsaugoja. Antras skirtingi reikalavimai. Pagrindas kitas. Ar ne? Nuoseklumas yra vienas svarbiausių dalykų, kai kalbame apie vaiko auklėjimą. Tai yra tas filosofinis, vertybinis nuoseklumas. Jeigu tėvai kalba vienaip, o mokykla visiškai kitaip, nebejotina, kad vaiko reakcija ir atsakas į tokią, nesuderinamumą tarp šių dviejų pasaulių bus ribų bandymas. Be to pastebėta, kad vaikai susiduriantys su tokiu nesuderinamumu patiria ganėtinai didelį stresą. Ką daryti? Kalbėti su mokytoju, aiškintis, kokios yra mokyklos taisyklės ir stengtis kuo daugiau to paties daryti namuose. Galiausiai, jeigu, tarkim, jūs lankote Montessori mokyklą, o jūsų filosofija yra visiškai kitokia ir jūs lankote Montessori mokyklą, nes dėl to, kad Sergejus yra per dideli. Pavyzdžiui, iš 2 metų vaiko yra per anksti reikalauti, kad jis susitvarkytų savo kambarį. Neįmanoma. Ką daryti? Įsigilinkite į amžiaus tarpsnių ypatumus. Ta tikrai gali padėti pedagogas. Sveiki atvykę į 2016-osius, apie tai yra nepaprastai daug informacijos internete. Ar ne? Yra tokie terminai kaip developmentally appropriate practice. Yra tokie terminai kaip age appropriateness. Ar ne? Tiesiog Google ir ieškom, skaitom vieną straipsnį po kito ir jeigu dar niekada neturėjome 8-mečio namuose, tai tiesiog išsiaiškiname, kas tas 8-metis, kas tas 10-metis, su kuo aš gyvenu, su kuo aš turiu reikalą. Visą tai reikia išsiaiškinti, tai vėlgi nėra savaime suprantama. 4. Vaikas nori įrodyti savo nepriklausomybę. Maždaug 2 metų vaikas supranta, kad jis gali kai kurias situacijas kontroliuoti dideliam tėvų sielvartui. Todėl maistas, miegas, dantų valymas, rengimasis ir visi kiti panašus reikalai tampa kovų lauku, nes vaikas žino mygtukas spusteliu ir tėvų reakcija didžiulė. Mygtukas spust ir tėvų reakcija. Argi nėra smagu pajusti, kad tu kontroliuoji savo suaugusius tėvus. Vėliau tokie mygtukai yra namų darbai, elgesys su mokytojais, elgesys su draugais ir panašiai. Nes, ta reakcija, jinai yra aukso vertės, tu gauni tiek daug dėmesio. Ką daryti? Ten, kur galite, sudarykite sąlygas vaikui rinktis. Aš sakau per visus savo seminarus. Kai kurios mūšius tiesiog verta pralaimėti. Verta net jų nepradėti, jeigu jau ką. Taip pat vaiką reikia auklėti pagal galimybes ir iš visos širdies ramiai, pozityviai ir kuo mažiau emocionaliai. Man tai iššūkis. Aš manau, kad daugam tai yra iššūkis. Bet mes turime sąmoningai tą įgūdį ugdyti ir formuoti. Tuomet vaikas jausis turys nemažai įtakos ir nemaištaus kaskart. 5. Vaikas serga, alkanas, nori miego. Viskas labai paprasta. Rutina. Išsiaiškiname, kiek vaikas turi miegot, išsiaiškiname, kiek mūsų vaikas turi miegot, išsiaiškiname, kaip ir kada mūsų vaikas turi valgyti, bet to nepamirštame, kad vaikas ypač iki mokyklinio amžiaus ir pradinės mokyklos amžiaus privalo turėti bent 1-2 valandas laisvo žaidimo. Jeigu vaikas eina į mokyklą, po mokyklos į būrelius, po būrelių ruošia pamokas, po pamokų eina miegot, blogai. Vaikas turi žaisti ir vaikas turi pasilsėti ir jūs turite skirti jam dėmesio ne tik tada, kai ruošiate kartu pamokas, bet tiesiog kai kvailiojate kartu,
žaidžiate kartu, dūkstate kartu. 6. Vaikams trūksta informacijos ir patirties. Kai mes mokome vaiką pereiti gatvę, mes kartojame 100 kartų. Mes kartojame 1000 kartų. Pamačius kas kart vaiką einantį nesaugiai per gatvę, mums sudreba širdis. Mano močiutė sakydavo, krenta į kulnus ir čiumbame vaiką ir sakome, vaikeli, mes darome taip ir taip. Ar ne? Taip ir turėtume elgtis su tinkamo elgesio modeliais. Jie turi pakankamai kartoti tinkamą elgesį ir turėti pakankamai patirties, kas atsitinka, kai elgesys yra netinkamas, kad pradėtų nuosekliai elgtis tinkamai. Ką daryti? Kalbėti aiškiai, kalbėti nuosekliai apie tai, ką vaikas turi daryti, o ne apie tai, ko turėtų nedaryti. Aš nuolat dar mokyklose girdžiu mokytojai sakant, nebėk! Ką reiškia nebėk? Nieko. O mes vaikštome, reiškia viską. Tai yra ir pozityvu, taip mes vaikui ir išaiškiname, taip mes ir pasakome, kaip elgtis, kokio elgesio mes tikimės. O jeigu mes ir patys vaikštome, tai mes dar ir modeliuojame tinkamą elgesį. Lygiai taip pat, dar ir mama sako, neišmesk. Nešk saugiai. Nešk saugiai. Ar ne? Tai vaikui suteikiam informaciją, kokio elgesio tikimės, ar ne, ir leidžiame. Esame kantrūs. Palaukiame, kol susiformuoja jam tinkamo elgesio įprotis. 7. Kartais mes vaikams suteikiame dėmesio tik tada, kai jie netinkamai elgiasi. Ir, visi, kurie bent truputuką domisi vaiko auklėjimo ir elgesio teorijomis, puikiai žinote, kad taip negalima elgtis. Ir aš manau, kad jau šiandien labai mažai tėvų ir labai mažai mokytojų tą darome sąmoningai. Tačiau nuolat tą darome nesąmoningai. Nuolat. Prisiminkite, negatyvus dėmesys vaikui vis vien yra dėmesys, kurio jūs trokštate. Ką daryti? Ramiu tonu pasakykite, kokio elgesio tikitės ir ką kaskart darysite, kai elgesys bus netinkamas. Kuo mažiau emocijų, kuo mažiau kalbų ir kuo daugiau konkrečių, aiškių veiksmų, tuo mažės netinkamo elgesio ir daugės tinkamo. 8. Vaikai kopijuoja tėvus. Čia yra tiesioginė koreliacija. Vaikams norma, vaikų pasaulyje norma yra tai, ką jie mato namuose. Jeigu mato mamą ar tėtį šaukiantį, šauks ir jis. Jeigu jam trenkia, trenks ir jis. Jeigu girdi nemalonias replikas, replikuos ir jis. Tėvystė augimo metas. Mums. Vaikai gali padėti mums tapti geriausią savo versiją. O ar mes pasirinksime būti geriausiais, kokie mes tik galime būti, tai jau yra mūsų atsakomybė. O suaugęs žmogus turėtų ne tik gebėti prisimti atsakomybę, bet ir iš tiesų ją prisimti. Ir nors, skaitydama literatūrą, aš nuolat randu besikartojančius būtent šituos punktus, kai kur jų yra daugiau, kai kur jų yra truputį mažiau, aš žinau, kad vis dėlto yra 9. Ir 9 yra būtent susiję su Lietuva. Ir susiję su Lietuva tai, kad mes turime kalbėti apie kultūrinę traumą.
apie kultūrinę traumą, kurią šiandien mes visi išgyvename, dėl to, kad mes visi iki vieno patyrėme smurtą. Ir netgi antropologai šneka apie tai, kad tie, kurie liko Lietuvoje ir kurie nebuvo ištremti į Sibirą, patyrė dar didesnę traumą, nes jie buvo palaužti, nebebuvo aišku, kas yra teisinga ir gyveno nuolatinio smurto aplinkoje. Jeigu mus diedukas nusivesdavo į bažnyčią, mes apie tai niekam negalėdavom pasakyti. Mes gyvenom nuolatinėme nepasitikėjime, nuolatinėme mele. Ir mūsų vaikai iš to pradeda išsivaduoti. Aš iš tiesų net iki šiandien, nes tik šiandien vienos diskusijos metu išgirdau, kad tai kartai, kuri pradeda išsivaduoti, tai yra būtent mano karta, labai dažnai šokteli savižudybių skaičius. Dėl ko? Dėl to, kad mes tą skausmą dar jaučiame, tas pasekmes dar jaučiame, bet nebesuprantame kodėl. Mes jaučiame tai, ką jautė mūsų tėvai, gyvendami toje aplinkoje, bet jau nebesugebame to įvardinti. Tas buvo labai pastebima ir su Holokausto aukų vaikais ir neduok die, aš net nedrįstu lyginti, bet iš tiesų mes patyrėme be galo daug skausmo toje pačioje mokykloje. Kas atsitiko dabar? Dėl to dabar dažnai mes bijodami tą traumą perkelti savo vaikams, juos visiškai paleidžiame. Nebebrėžiame ribų. Bandome tikėtis iš aplinkos, kad viską padarys. Padarys mokytojai. Na, kad, tarkim, blogi pažymiai yra susiję ne su mūsų vaiku, o su mūsų vaiko mokytoja. Ir taip toliau ir panašiai. Kad tie dalykai tiesiog mes tikimės, kad viską padarys kažkas kitas, nes iš mūsų atimta galimybė priimti sprendimus, spręsti. Mes bijome prisimti atsakomybę. Ir nuolat ieškome, kaip pateisinti dalykus. Ir tai vyksta ir su mokytojais, nes jie yra tos pačios santvarkos, tos pačios sistemos, tos pačios kultūrinės traumos išgyvenimo dalyviai. Ir man pačiai yra nepaprastai skaudu ir sunku apie tai kalbėti. Ir, mes turime kalbėti apie ir vidutinybių tą kultūrą, kur jeigu išsiskiriame, mes kertame tos žmonės. Mes bijomės, nesuprantam ir mums sunku yra pasakyti, taip, turime problemą, sėdam, sprendžiam, nes mes ieškome atsakymų. Ir tikrai laisvi bus netgi turbūt ne mūsų vaikai, mūsų anūkai. Aš jau esu apie tai rašiusi. Ir man buvo labai įdomu tai išgirsti dar kartelį, kad kai Mozė išvedė, ar ne, tautą, nevaikščiojo 40 metų. 40 metų. Iš tiesų, dvi kartos pasikeitė, 2 kartus užaugo nauja karta. Kodėl? Dėl to, kad turėjo užaugti žmonės, kuriem nebeliko tos baimės, nebeliko to susipriešinimo, nebeliko to išgyvenimo, kurio jau net nebesuprantam, kodėl mes jį turime. Ir dėl to, aš manau, ir mokytojai dažnai yra labai gynybiški,
Dėl to aš manau ir tėvai yra gynybiški. Ir tas tiltas lyg ir jau statomas, bet jis ir vėl sugriūva, vėl statom ir vėl sugriūva. Ir tai nėra lengva. Tai nėra lengva. Manęs dažnai klausia irgi, na, va, tu turi viziją, ar ta vizija jau yra realybė? Ne. Ne. Bet vizija yra kaip laimės žiburys, tai yra tai, ko mes turėtume siekti. Ir mes turėtume siekti būtent to, kad, na, ne badome vieni kitus pirštais, o bendradarbiaujame. Kalbamės. Ir turbūt tas kalbėjimas ir susikalbėjimas lengvai neateis. Ir kai aš žiūriu į klausimus, na, kuriuos jūs, ar patarimus, ar situacijų sprendimus, kuriuos jūs siūlėte vakar, na, tiesiog pereinant prie to, kad Audrius sako, kad mokykla su jos funkcijomis iš vis nebereikalinga, tai tam nepritarčiau. Iš tiesų pritarčiau tam, kad mes turėtumėm sėkmingai gyventi bendruomenėje ir turėtume kalbėti apie sėkmingą gyvenimą bendruomenėje, bet iš tiesų mokykla kol kas dar yra ir bus reikalinga, tik tiek, kad pati mokykla turi pasikeisti. Ir mes turime atrasti tą bendradarbiavimo būdą. Bernadeta rašo, kad jei mokykloje sutarėme dėl tokių ar kitokių taisyklių, tai jų ir privalu laikytis. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Tai yra nepaprastai svarbu. Tos taisyklės turi būti aiškios. Ir nors pati Bernadeta rašo, kad dėja, bet tokių ir ką daugėja, tai norėčiau tiesiog pasakyti, kad tokių ir ką daugėja visame pasaulyje. Mes birželyje Londone vadovų susitikime nepaprastai daug apie tai kalbėjome, kad, na, auklėjimas yra labai svarbi funkcija, labai svarbi ugdymo proceso dalis ir mes negalime sakyti, na, tėvai atsakingi ir lai pasiunta. Ne, mes irgi esame atsakingi, mes turime bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, tėvų ugdymas, kaip ir rašo Gabija, kad nėra jėgų ir noro dar tos tėvus auklėti. Bet priimdami vaiką ir prisimdami už jį atsakomybę, mes tam tikrą prasme prisimame atsakomybę ir už visą šeimą. Ir aš linkėčiau mokytojams ir ypač tokia gražia šiandienos proga nenuleisti rankų. Ir taip, galbūt ne visi tėvai patikės, ne visi tėvai bendradarbiaus, bet dėl tų, kurie tiki, nori ir bendradarbiauja, neverta nuleisti rankų. Rasa sako, kad vadinasi tavo tėvai tavęs tiesiog nemyli. Aš tam nelabai pritarčiau. Nelabai pritarčiau dėl to, kad dažnai tėvai net nežino, kokie yra tinkami įrankiai ir koks būtų tinkamas elgesys. Ir jau, kaip ir kalbėjau, netgi žvelgdama į tą per tą mūsų kultūrinės traumos prizmę, mes turime kalbėti apie tai, kad, na, jeigu mes patyrėme tą tokį autoritarinį auklėjimą, mes kartais paleidžiame šiandien per daug ir nedrįstame brėžti ribų. Be jokios abejonės, Jurgita, mokytojai ir tėvai privalo bendradarbiauti ir palaikyti vieni kitus. Susitikimai turi vykti kartu su vaiku ir atskirai. Ne tik kartu su vaiku, bet ir atskirai dėl to, kad suaugusiųjų susitikimai irgi yra nepaprastai svarbus. Ar ne? Kas yra nepaprastai svarbu ir ką aš mačiau iš kai kurių komentarų? Gąsdinti tėvais vaiko negalima. Taip yra parodomas, na, silpnumas.
Bet informuoti tėvus ir informuoti vaiką, kad tėvai bus informuoti, yra būtina. Tai nėra skundimas, tai nėra silpnumo išraiška, tai nėra neprofesionalu, kaip tik būtina informuoti tėvus. Gal ne po pirmo, bet po antro, trečio karto būtina. Galiausiai, žinoma, Dalia rašo, kad nereikėtų pernelyg laisvai interpretuoti tokio vaiko pasakymo, nes nebūtinai taip yra iš tikrųjų. Tikra tiesa. Tikra tiesa. Dėl to ir būtina informuoti tėvus. Dėl to, kad atėjus tėvams, pradėjus su jais kalbėtis, situacija pradeda aiškėti. Ir šeimai, ir mokyklai, ir aišku, kur kiekvieni stovime, kur yra kiekvieno pozicija. Vieni tėvai nelygus kitiems tėvams, kaip mokytojas nelygus mokytojui, rašo Ieva. Ir kartais tikrai norisi nueiti pas kai kurios mokytojus ir paklausti, ką jūs čia veikiate. Tikrai taip. Man irgi kartais norisi nueiti pas mokytojus ir paklausti, ką jūs čia veikiate. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nepaprastai svarbu, kad kiekvienas dirbtų tą darbą, kurį yra pašauktas dirbti. Ir auklėjimas yra nepaprastai svarbus. Aš žinau, kad kartojuosi, bet aš tą kartosiu tiek, kiek reikia, kol mes, išgirsime ir mokytojų pusė, ir tėvų pusė, kad nėra skirtingų pusių. Yra viena pusė, yra tų, kuriems rūpi vaikas pusė. Ir jeigu mes net jaučiame skirtingose pusėse blogai, mes turime imtis priemonių, dirbti su savo galva ar su dar kažkuo, kad mes nesijaustume taip, kad esame skirtingos pusės. Mes esame viena pusė, ta pusė, kuriai rūpi vaikas. Kur norime, kad vaikui būtų sėkminga, kad susiformuotų įgūdžiai ir įpročiai, kurie padės jam gyvenime. Kristina rašo, kad besąlyginė pagarba suaugusiam nieko gero neduoda, nes ji dažniausiai grįsta baime. Taip, pagarba yra užsidirbama ribų brėžimu, užsidirbama pokalbiais, užsidirbama emocinio ryšio atradimu, su kai kuriuo vaiku individualiai susitinkant. Toks yra tas mokytojo darbas, kaip ir su pacientais. Ar mes žiūrėsime kaip į vienetą, ar mes žiūrėsime kaip į konkretų žmogų. Taip pat kalbant, Ilma rašo apie tai, kad tėvų požiūrio tikriausiai nepakeistume, bet kelią į vaiko širdį tikrai galime rasti. Be jokios abejonės. Yra labai, labai mažai situacijų, kurios yra neišsprendžiamos. Dėl to aš asmeniškai nepritariu ir dabar naujausi moksliniai tyrimai, tiem išmetimams ir taip toliau ir panašiai, neveikia šitie dalykai. Neveikia. Reikia dirbti. O ką reiškia darbas? Darbas reiškia, kad tu imsiesi priemonių, kad tu atsiraitosi rankovės, kad jeigu neveikia viena, tu ieškosi kažko kito. Ir tėvai, ir mokytojai. Ir tuo pačiu reikia pripažinti, kad kai kurios mūsų priemonės galbūt neveiks. Ir tai irgi ne pasaulio pabaiga. Dedam tada į šoną, bandom kitus dalykus. Nes nebūtinai tai, kas veikia su vienu vaiku, veiks su kitu. Jolanta rašo, kad gąsdinimas tėvais ir panašiais atgyvena ir kvepia manipuliacijų ir vaikai mokosi iš mūsų. Taip, vaikui būtina sakyti, toks elgesys nebus toleruojamas, gąsdinti tėvais negalima, bet informuoti vaiką, kad tėvai bus informuojami ir kad su tėvais apie tai kalbama, būtina.
Ieva rašo, kad reikėtų susitikti su tėvais ir vaiku, stebėti, kas vyksta toliau ir ieškoti problemos sprendimų. Taip. Iš tiesų tai ir yra, kad susitinkama ir atskirai su vaiku, ir atskirai su tėvais, ir kartu susitinkama, galbūt net ne iš karto kartu susitinkama, o eigoje. Ir vėlgi, vienai šeimai gali būti taikomi vieni metodai, kitai šeimai taikomi kiti. Bet žinote, kokia yra bėda? Bėda yra ta, jeigu, kaip jūs ir rašote, tėvai tikrai nebendradarbiauja. Arba mokytojas, gali būti ir kita pusė. Tada yra panašu kaip ir su meile be atsako. Jūs rašote, kad tada nebežinau. Žinokit, tada aš iš mokytojos pozicijos, iš mokyklos pozicijos sakyčiau, kad net jeigu tėvai nebendradarbiauja, nenuleidžiam rankų. Nenuleidžiam rankų dėl to, kad, galbūt mes žengiame žingsnį į priekį, o namuose vaikas žengia 2 žingsnius atgal. Ar tai skausminga? Taip, tai labai skausminga. Ar tai yra nemalonu ir mokytojui, ir netgi kitiems klasės vaikams bei jų tėvams? Taip. Bet tai yra pasaulio pažinimo dalis. Tai yra svarbių procesų dalis, nes mokykla yra ne tik ta vieta, kurioje mokomės, bet ir ta vieta, kurioje mes susipažįstame su mus supančiu pasauliu ir kurioje vyksta ir auklėjimo bei auklėjimosi procesas. Ir žinote, aš savo mokytojams bent jau tai nuolat kartoju, kad ateityje galbūt vaikas priims teisingą sprendimą ir pakeis savo elgesio modelį, nes prisimins tą mokytoją, kuris nepasidavė. Ir vien dėl to yra verta nepasiduoti. O kalbant apie tėvus, jeigu jie nuolat atsitrenkia į sieną, tai galbūt ne ta mokykla. Galbūt tiesiog ne ta mokykla. Taigi, Aurelija rašo apie tai, kad reikia kalbėti su tėvais ir išsiaiškinti. Taip, tėvus reikia kviestis, vien tam, kad su jais kalbėtume, tikrai taip. Bet vėlgi, kaip ir matau, daug klausimų kartojasi. Linos klausimas šiek tiek yra kitoks, kad kažkada sudrausminau vaiką, man pasakė, kad aš ne to vaiko mama ir nėra ko man aiškinti. Tada susimašiau, kaip reaguotų tėvai, jei tą pastabą būčiau jiems iškomunikavusi. Aš manau, kad jeigu elgesys tikrai yra netinkamas, mes turime jį stabdyti, nes tai yra pilietiška. Aš nuolat kalbu su mokytojais apie tai, kad jeigu pastebi kitos klasės vaiką, ne savo klasės vaiką netinkamai besielgianti, tai yra jų pareiga ir atsakomybė tą elgesį stabdyti. O ne tai, kad ne mano vaikas, turint omeny ne mano klasės vaikas ir čia ne mano daržas, ne mano pupos. Nieko panašaus. Aš manau, kad mes tokį elgesį turime stabdyti. Visi. Tai yra visų mūsų atsakomybė. Galiausiai, ar ne, tikrai, kadangi mūsų laikas eina į pabaigą ir žiūriu, kad labai daug komentarų jau kartojasi, kad, Milda atrašo, visų pirma pagalvočiau apie tai, kaip patys tėvai vertina mokyklą ir pedagogą. Aš manau, kad visi pedagogai pagalvoja apie tai. Bet čia ir vėl mes turime prisiminti, kad mes esame toje pačioje pusėje. Turėtume būti, mūsų išankstinė nuostata turėtų būti ne ta, kad, tėvai nesugeba auklėti savo vaikų. Ir net jeigu mes nesuprantame, net jeigu mums sunku suprasti, mes kaip mokykla
turime padėti ir kitiems tėvams suprasti, kad, klasė yra tam tikras visuomenės atspindys. O visuomenėje yra visokių žmonių. Yra žmonių, kurie turi negalią, yra žmonių, kurie turi elgesio sunkumų, yra gabių vaikų. Šiandien netgi kuo toliau, tuo daugiau kalbame apie tai, kad, negalima išskirti ir gabių vaikų, kad tai turi būti diferencijuojama užduotis ir apskritai diferencijavimo sistema klasėje. O man prieš keletą dienų teko girdėti, kaip atidaromi keli centrai skirti vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimus ir aš, norėjau čiupti už galvos. Mes vėl kalbame apie atskirtį. Ar kartu gyventi sunkiau? Taip. Bet mes turėtume kartu gyventi. Kartu yra verta. Živilės klausimas, ar dera mokytojo apie netinkamą vaiko elgesį kalbėti bendro klasės tėvų susirinkimo metu? Ne. Živilė, stabdykite net susirinkimo metu. Sakykite, aš labai atsiprašau, bet ar galime apie tai pakalbėti individualiai? Net neturiu komentarų. Ne. Svetlanos klausimas, ar esate savo mokyklose susidūrę su tėvų nebendradarbiavimo dėl netinkamo vaiko elgesio? Esame. Mes nesame išimtis. Mūsų mokykloje atsispindi tokia pati visuomenė, kokia atsispindi ir kitose mokyklose. Mes lygiai taip pat turime iššūkių. 2 būdai. Vienas, jeigu tikrai matome, kad net jeigu ir nesusitarėme su tėvais, susitarėme su vaiku, tai tada, kaip jau ir minėjau, judame mažais žingsneliais, bet į priekį su vaiku ir nuoširdžiai tikime, kad tai verta. Jeigu matome, kad tai tikrai yra absoliučiai per sudėtinga, tai pasibaigus mokslo metams nebepratęsėme sutarties su ta šeima ir tai yra labai liūdna, man nemalonu apie tai kalbėti, bet iš tiesų tą esame padarę ne su viena šeima, dėl to, kad jeigu netinka pas mus, aš nebejoju, kad yra mokykla, kurioje tiks. Tiesiog kartais, kaip ir irgi kalbėjau dabar, tai kartais tiesiog, nesutampa per daug dalykų ir yra per sudėtinga. Ir irgi, kaip ir šiandien jau minėjau, jeigu ateinate į Karalienės Mortos mokyklą, tai gyvename vadovaudamėsi Karalienės Mortos mokyklos taisyklėmis. Ne Montessori, ne Valdorfo, ne žydų, ne jėzuitų ar dar dievas žino ko, o Karalienės Mortos mokyklos. Ir aš puikiai suprantu, kad tai gali netikti, labai džiaugiuosi, kai tai tinka, o dar kai bendradarbiaujame, tai nėra nieko smagiau. Dėl to, kadangi liko mūsų laikas iš tiesų baigėsi, noriu padėkoti visiems ir visoms šiandien prisijungusiems. Ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad dalyvaujate, ačiū už komentarus ir atsiunčiamus klausimus ir nuostabios likusios tarptautinės mokytojų dienos ir iki naujų susitikimų.